5 punkto korektūros klaidos ištaisymo. Pranešėja turėjo būti administracijos direktorius pavaduotoja, bet šiuo metu komandiruotėje, tai sprendimą pakeis. Pasiūlymą? Taip. Prašom. Siūlau salę išjungti šviesą. Bet nedačiau šviesų. Skaitų tamsoką. Paruoštas tarybos sprendimo projektas dėl įvykusios korektūros klaidos. 5 punkte numatyti numerį vietoje 1.186 ir rašyti 1.20. Yra klausimų, prašom. Tarybos nariai, man atrodo, kad mes balsuodami už šį sprendimą darome ne tik politinę, bet ir teisinę klaidą. Kadangi tiek 8 metais, tiek 13, kada buvo pratęsta sutartis, visą laiką taryba priimdavo sprendimą. Dabar šita sutartis, kuri pratęsta, netgi neaišku, kas ją pasirašė. Ir žino tarybos nariai, kas pasirašė šitą sutartį. Ir tai sutarčiai vyko tik tai 2,5 mėnesių. Žiūrėkins, kurioje buvo publikavusi ir laikraštyje, kad kada pratęsė pirmą kartą tą sutartį oficialiai, tai kad nebuvo paskelbtas konkursas. Dabar jau tik 2,5 mėnesių liko galioti iki tos sutarties galiojimo, kadangi sutartis pratęsta iki kol Šilutės rajono savivaldybės administracija atrinks komunalinių atliekų tvarkytoją, bet ilgiau, kaip iki 2016/8/31 dienos. Taigi ta sutartis jau eina į pabaigą, o konkursų aš manau, kad ar jau galbūt yra paskelbtas konkursas. Tai jūsų klausimas turėtų būti sprendimą. Koks klausimas? Kas gali paneigti, kad tai yra kažkokių asmeninių interesų, tai būtų vienas, o kitas atliekų išvežimo įkainis yra gyventojams didinamas, o atliekų kiekis neperskaičiuojamas. Nors visi puikiai žinote, kad atliekų kiekis yra sumažėjęs, kadangi yra rūšiuojamos atliekos. Gerai, gerbiamas tarybos narė, aš galėčiau pasakyti tik tiek, kaip pirmininkaujanti, kad klausimas, sprendimas yra tik dėl 5 punkto korektūros klaidos ištaisymo. Mes dabar visą šią peticiją pakalbėjome, bet iš tikrųjų tai mes tik balsuojame dėl korektūros klaidos ištaisymo. Galbūt galima sužinoti, kas pasirašė tą sutartį, kurį dabar buvo komiteto posėdžiai, nežinau, dalyvavote ar ne. Tai ką taryboje? Po taryboje mes nesvarsime. Jeigu nepaskaitykite. Tai jūs dabar kalbate apie sprendimą, Aš jau praėjusį. Taip, aš ir dabar priešintavo įgaliojimus. Pirmininkavo, priešintavo įgaliojimus. Jiem klausimų. Aš pirmininkauju. Gerbiamas tarybos narė. Tai jūs žinot, Tai būtų nelabai naudinga. Dabar tai uždavė klausimą, prašau. Jūs žinot, kas pasirašė tą sutartį, kurį baigėsi, jau eina į pabaigą. Tikėtina, kad tarybos narė, atsiprašau, mūsų administracijos direktorė Elena Davidavičienė. Taip reikėtų pasitikti. Kaip jūs kalbate? Šitas Sutartinė sutartis kas pratęsta. pratęsė paskutinę sutartį? Gerbiami tarybos. Pratęsimo kalba eina, kai sutartis pasirašyta, dar nežinau, kelintais metais reikėtų pasitikti. 15 metais, kada jūs... Aš dar kartą cituoju ir pasakyta frazė, kuri buvo pernai metais rugsėjo mėnesį, rugpjūčio 31 dieną, kad sutarties pratęsta iki kol Širvintų savivaldybės administracija atrinks komunalinių atliekų turėtoją, bet neilgiau iki 2016/8/31 dienos. Tai jūs nežinot, kas pasirašė? Sutartis ekoserviso buvo pasirašyta Elenos Davidavičienės. Tai dar kartą noriu pasakyti, kad tarybos nariai balsuojam dėl sprendimo, kurį aš dar kartą pakartoju, dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 gegužės 26 dienos, dėl Širvintų rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifų patvirtinimo 5 punkto korektūros klaidos ištaisymo. Aš prašyčiau balsuoti, ar mes taisome tą klaidą ar ne. Kas už šį sprendimą balsuoja? Aš klausimą turiu. Kas už šį sprendimą? Aš klausimą turiu. Nu, atleiskit, nepastebėjau, prašau, bet klausimą. Kaip jūs kalbate? Tai kaip kalba, tai tik balsuoti. Jūs sakot, kaip kalba, pažiūrėkit, kaip maitos. Tai pažiūrėkit įrašą, kaip jūs matėtės, kaip tarybos narys kalbėjo. Tarybos narys nelegišiai. Tai norėjom paklausti, žiūrėkite, viskas yra susiję, būtent per tą bosą. Jūs manęs klausite? Tai taip, aš jums pasakau. Jūs man
ne jums užduodu klausimą. Noriu paklausti, ar ilgai tai tęsis? Iš tikrųjų, būtent tarybos sprendimas. Vieną savaitę, po 2 savaičių vėl kitą kartą keičiam kažką. Supraskite, mes irgi planuojame. Lygiai taip pat ir pirmadienį planavo tarybos posėdį. Aš pridaviau bilietus tam, kad sudalyvauju tarybos posėdį. Tai prašyčiau administracijos direktorius atsakingiau pasižiūrėti į sprendimo projektų ruošimą ir atsakingiau pasižiūrėti į iš tikrųjų tarybos posėdžio Tarybos posėdžius planuoja ne administracijos direktorius. Bet o kas ruošia sprendimus? Ir kas padarė klaidą? Administracijos darbuotojai. Ačiū gerbiamas tarybos narį Kęstutį Pakalnį už pastabas. Manau, kad atsižvelgsime. Dabar prašyčiau, kas už šį sprendimą. Prašau, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Ačiū.